Jei norite sužinoti, ar XM brokeris yra legalu Lietuvoje, jūs atsidūrėte tinkamoje vietoje. Šiame vaizdo įraše paaiškinsiu, ar pagal galiojančius teisės aktus galite legaliai naudotis XM prekybos platformą. Mūsų nuomone, XM brokeris yra skirtas pirmiausia pažengusiems investuotojams. Jei ieškote brokerio pradedantiesiems, peržiūrėkite aprašymą. O jei jums patinka XM brokeris, ten rasite specialų pasiūlymą. XM yra žinomas dėl to, kad siūlo platų prekybos priemonių asortimentą, įskaitant valiutas, akcijas, indeksus ir prekes, viską per savo galingą ir patogią platformą. Dėl to daugelis investuotojų klausia, ar XM brokeris yra legalu jų šalyje. Taip, XM yra teisėtai veikiantis brokeris ir vartotojai gali atidaryti sąskaitą ir pradėti prekybą be jokių problemų. Jei nesate tikri, ar platforma yra prieinama jūsų šalyje, tiesiog apsilankykite XM svetainėje ir pabandykite užsiregistruoti. Jei brokeris neaptarnauja klientų iš jūsų regiono, jis neleis jums užbaigti registracijos proceso pagal jūsų buvimo vietą. XM yra legalu, nes tai yra licencijuotas finansinių paslaugų teikėjas, reguliuojamas kelių institucijų, įskaitant Kipro vertybinių popierių ir biržos komisiją. Šios licencijos leidžia XM teikti prekybos paslaugas vartotojams daugelyje šalių, jei laikomasi visų reguliavimo reikalavimų, tokių kaip klientų lėšų apsauga, skaidrumas ir vietos įstatymų laikymasis. Aprašyme rasite nuorodą, kur galite atidaryti nemokamą demo sąskaitą XM. Tai puikus būdas išbandyti platformą, nerizikuojant savo pinigais. XM taip pat siūlo įvairių tipų sąskaitas, pritaikytas tiek patyrusiems, tiek pažengusiems prekiautojams, su minimaliu indėliu nuo vos $5,000. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas padėjo atsakyti į jūsų klausimus. Jei taip, palikite patinka ir prenumeruokite kanalą, kad gautumėte daugiau informacijos apie prekybą ir investavimą internete. Dėkojame už peržiūrą.